vandeniu tema, su šita gamta, tai kažkaip ir artima man labai. Tai, kai Darius ten pasakė, kad kūryba gamtoje ir šičia, tai aš iš karto pasiūliau temą, kad kokia tai tema, žvejyba. Tai, o toliau rutuliuojant tą idėją, tai tartum ir gimsta viena idėja, kuri ten atsiranda kažkokia seka tos idėjos įgyvendinimo, nes vis tiek galvoju ir apie rezultatą. Aišku, kad veiksmas irgi, kad būtų ir pačiam malonus, ir kad galėtum kitus įtraukti į tą veiksmą. O yra dar daugiau įdomų dalykų, ir čia būtent žmonių įvairovė pas mus šičia. Tai tuo tikslu ir buvo visi kviečiami, kad visi atrastų kažką naujo, galėtų ten vienas su kitu ten pasidalinti savo idėją, kad ta idėja gali kisti šičia eigoje. Taip ir gaunasi, kad ta pirminė idėja, kurią tu turėjai ten, namie daleiskim, sugalvojęs, šičia virsta kažkokia, nežinau, bent jau tobulesnė, tai tikrai. Tai aš žiūriu į tą gal išplėščiau, kad tai yra, ne su žuvim, reiškia, tai kaip su gamta aplamai ir kaip ir ta žuvis yra gamtos dalis, reiškia, ir pats, kad pasijausti gamtos dalimi ir kiek tu gali tą dalim būti ir kur ta riba yra to sąmoningumo ir natūralumo, reiškia, nes vis tiek tas idėjos galvojimas yra, reiškia, tas proto veikla ir ta jausminė gamtos tas pradas, kaip jis, tai tas nėra svetima, tu gali ir gyventi ir nežinau, Niujorke, ir jeigu tu esi linkęs, o visi lietuviai vis tiek jie, reiškia, ta gamta yra tas pirminis toksai, bent jau buvo, kad visi, reiškia, važiuodavo į kaimus, gyvendavo, reiškia, vasaras leisdavo ir tai yra išlikę kaip tokie ir atsiminimai ir tiesiog kažkokie tai, kaip visi prisiminimai, kažkokie tai idealios struktūros, idealios būtis, reiškia kažkokie. Paklausti. Žuvis, kaip pasakyti, jisai įdomus objektas, kaip ir visi kiti gamtos objektai, bet kiek ta žuvis man šitam, kaip čia, simpoziumas, pleneras, man vis tiek kaip pleneras, kadangi aš tapau. Ir žuvis čia tiek atsirado, tik tiek, kad mes pastovis, ta žuvim, mes, ką aš žinau. Nežinau, iš tikrųjų nežinau, nes vis tiek, ir kituose darbuose vis tiek aš tapau tai, ką čia jaučiu, ką matau, kokie objektai, kokie žmonės, apie ką šnekam, kaip gyvenam, kodėl tas suolas, čia mūsų apsistojimo kaip tokia simbolika gamtoje. Tai, ką žinau, gražu žuvis. Vieta visada padiktuoja kažką tai savo, nes yra neįmanoma, ką tu beatsineštum su savim, iš savęs, kokį savo supratimą, visada įspūdžiai aplinka veikia, čia jokios abejonės nėra dėl to. Ir įdomu, kad labai skirtingų sričių menininkai susirinkę ir skirtingas idėjas savo čia pateikia ir demonstruoja ir tai veikia. Tie dalykai veikia, nes norisi imtis kažkokio eksperimento, ieškoti naujų dalykų, ko niekad nedarei. Tai va, o pati tema su žvejyba, tai vis tiek man kažkaip siejasi daugiau žvejyba, kadangi nesu profesionalus žvejys, tai labiau su buvimu gamtoje, tai yra
su tokia meditacijos kažkokie dalykai, kada tu ryte arba vakare išplauki su valtimi ežerą, tai būtent tas laikas vakaro ir ryto, jisai visada pateikia kažkokių įspūdžių, kurie išlieka, fiksuojasi ir tampa paveikslais dažnai kažkokie vaizdiniai. Sunku pasakyti kažką nebanalaus, bet aš manau, kad kiekvienas menininkas šiaip tu gali savo, aišku, aš aišku kalbėsiu irgi apie banalius dalykus, apie tai, kad mes galim savo planuoti ir eskizuoti ir prognozuoti ir strateguoti savo ten tą kūrybinį planą, tai savaitę ar dviem. Bet tu atvažiuoji į vietą ir ta vieta tave veikia visiems. Vien vieta veikia viskas. Veikia praktiškai veikia ir žmonės, ir veikia ir knygos, kurios stovi ant lentynų, veikia naktiniai garsai, viskas veikia. Ir praktiškai, sakysim, dėl to, kaip ir tu iš tos visumos ir gimsta viskas. Aš labai retai, žinodama tą faktą, aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, esu baisiai empatiška, tokia, mane valdo visokios stichijos. Aš važiuoju vietą ir vietoje, tada suprantu, ką aš darysiu, ką aš noriu daryti, kas bus. Dar, aišku, aš noriu pasakyti, kad tie darbai, kurie bus padaryti čia ir kurie arba turės progą pakeliauti ar neturės tos progos, jie grįžta kartu su autoriu į dirbtuves ir jie turi tolimesnį kelią. Jie gal turi kažkokias, koreliacijas ir taip toliau. Bus galbūt koreguojamas ar nebus koreguojamas, bus papildomas ar nebus papildomas. Mes grįžtam namo ir po to iš naujo, kaip ir dar kartą suvokiam, kas buvo. Nes tuo momentu aš dabar esu, yra vienas dalykas, o rytoj, kai tu būsi namuose, tu galėsi visai kitaip. Vat jūs man įdomus. Apie save būtent tą patį galėčiau pasakyti. Būtent kūrybinį procesą aš pirmiausia galiu tyrinėti savo atveju. Tai kai jau pradedi galvoti, kad jau kažką sužinojai, jau kažkokius užčiapai svertus, paaiškėja, kad nieko nežinai apie tai. Ir kad pats kūrybos procesas yra netyriamas dalykas. Jis tiesiog turi tave ištikti, visą laiką turi dėl jo stengtis, o apibrėžti jį turbūt, kad yra, nežinau, gal net nuodėmė. Dažniausiai tokiais atvejais, kai galvoji, kad tu čia tik vykdai kažkokį darbą, įvyksta netikėta kūryba. Ir būtent jeigu labai pasiruošęs lauki, tikrai jos nepagausi. Jinai yra kaip vėjas būtinai. Būtinai turi tas pačias savybės kaip vėjas, kad jeigu tu ją sustabdysi, jau jinai yra nebe kūryba. Jinai turi vykti, pūsti kažkoks tai procesas ir veiksme, būtinai judėjimai. Нет, я была раньше на воркшопе в разном виде. Там, например, если все художники из разного специалитета, как живопись, скульпторы, papermakers, и у каждого своя идея, что реализировать, и как будто бы с первого дня сразу начинают. Но здесь как будто бы что как общая идея, побольше как держит людей вместе, как будто бы, что
Конечно, каждый может делать по-своему, но если один такая большая идея, тогда как-то это задержает группу больше и держит дух, как будто. Это как ждешь ветра, если ты имеешь парус. Местом не может быть, что нет. Должно быть. Но как это происходит, это я же не знаю. Просто иду, делаю что-то и смотрю. Что-то получается. Я вообще никогда не придумываю свою работу. Это никогда невозможно ее придумать. Все вот так взять и все почитать, как в математике, или там вот сейчас будет так, и я буду делать это. Это не так будет. Я, например, придумал, что буду делать это, а получается иногда совсем другое что-то. Это получается, я делаю искусство, а искусство делает себя через меня, как бы, ну, иногда. Откуда это, я не знаю, я честно говорю. Это можно сейчас, может, сейчас не популярно так выражаться, сейчас же надо все как бы придумать заранее, все знать, это самое, и написать стейтмент еще, и все такое. Но я не думаю, что это так всегда происходит, особенно со мной. Потому что я работаю интуитивно, много интуитивно работаю. Почему нет? Это же не реклама, когда тебе надо придумывать все сразу четко, чтобы вот бац, все будет сейчас вот. Ну вот так, чтобы все было сразу понятно. Реклама хорошая такая, посмотрел на нее, сразу все понятно. Тут же надо делать так, чтобы какие-то ассоциации вложить. Пусть эта работа больше ассоциаций производит. Потому что это есть то, что каждый в нем видит, больше ничего. Если что-то вы там видите, что-то это вам значит, это и есть то. This aboriginic process for me was also like getting back to the roots of how to be together with the nature, as these activities, what we're doing here, are quite also everything is done with hands. For instance, like fishing, it's not only just, it's like taking time, going out there and being there. Also making clay, and not that you have already, the clay is there and you can just like start doing, but it's, you have to prepare this, you have to take out the stones. And also about music, it's not only that you put a record and you listen, but it's like you are making it yourself. So this process of that there is something depending on you, or you're part of it. It was immediately like love forever, it's all possibilities, and then I can feel it. There's too many things. What else you can do it, and when and this feeling at it looks like, oh, no, this first touch and oh, I can do this and this, and when more you do, when more possibilities you will find out from that. It makes it wonderful. And another is like, no, we can say no. It's traditionally it should be fired, but when you fire it becomes like dead. No, I mean not possible. For example, our material, glass, you can take it back to form or gold. You can melt it and do another thing. But once when clay is fired, it's done. And for example, here, most of that becomes back what it was. We took it from earth, like load it, make it I don't know the right word, no, loan. And when after using it, it goes back to earth. So we'll go back. In countryside and alone, just my wife and me, and not so much doing with people all the time. It's in the beginning. It's always like no. I somehow need also time to be alone. But
now, when I have learned to know people here more and more, I will miss all of this so much. And of course, I'm getting good feelings. And in this symposium, what I try to give is like an idea of picking something what you can eat from wheels and like wild things. Main idea is to use less money, like not be spending too much. Spend as less as you can, the better it is. The more happy you are. Then you don't have to run for money that much. You have more time. You can be more relaxed. Right now we are in middle of this project here in Lithuania, so it's too early to say it's already valuable for me because I was always keen to stay more in Lithuania, outside of a place where I often go, to Kaunas, and I wanted to be more in the countryside. So, and here I am, and in a beautiful landscape with interesting people, with interesting projects. I hopefully will also make one interesting project. I came here with idea what I will do, but it's not possible here, so I'm a bit struggling what to do, and so yeah. So I expected in the morning, because it was sunny, that there would be more activity, but there was less activity than yesterday. So it's a bit like fishing. You never know. But I always find something, so it can be a bit of a surprise. And in terms of creating something, I guess I will make some sort of mix or composition, but it's not only playing it, but maybe organizing a special listening situation. So it would be nice to actually listen close to the places where the sounds are recorded outside. So we will see. And I think that's the art of it, is really that kind of collecting something, and then but also figuring out how to present it. A lot of people, they forget about the listening part, which is in fact the most important. I want people to hear things in a new way or a different way, to rehear this place. Sakydamas, bet tiesiog mano nuomonė garsas yra truputėlį pamirštas žmonių. Tiesiog netgi šiuolaikinė architektūra ir ten mes nebegirdim, mes būdami patalpoj nebegirdim, kas vyksta gatvėje, nes viskas yra užslopinta. O žmogus iš vis labai blogai jaučiasi begarsiai erdvėje. Ta prasme, mes kiekvieną dieną, jeigu mus patalpintų kažkur, kur nėra jokio garso, mes ilgai negalėtumėm išbūti. Tai va, tai čia aš kalbu apie tai, kad aplinkos garsas, kurio mes nepastebim, mus tiesiog mums padeda būti, gyventi, kurti, nežinau. Ir šitam projekte man irgi labai smagu, kad yra žmonės, kurie domisi, įrašinėja tiesiog aplinkos garsus ir visą tai
yra transliuojama. O šiaip dar manau, kad garsas, vibracijos, tai yra turbūt visatos pagrindas. Iš tikrųjų, nes, ta prasme, garsas yra tam tikras sukūriai vibracijos ir iš to sudaryta netgi visata yra mažiausios detalės turi savo vibracijas, turi skirtingas vibracijos, netgi molekulių, atomų lygmenį jie vienas kitą traukia tam tikram, kiekvienas vibruoja tam tikram dažnį, dėl to jie yra, jeigu sugriauni tą dažnį, tai tiesiog jie išsilaksto į šalis. Tai kaip ir prigimtis visur ta pati. Man nėra visiška naujiena bendravimas su vizualiųjų menų atstovais. Ir parodos, ir draugai, ir daug esam darę apskritai bendrų tokių projektų gal labiau su muzikantais kartu, bet labiau miesto erdvėj. Vis tiek toj kultūrinėje aplinkoje ir dabar tas toks tikras pleneras, pabuvimas gamtoje ir tos erdvės pamatymas, susipažinimas su ja ir tuo pačiu mano lyg ir užduotis įžodinti visą tai yra labai įdomus dalykas, iš tikrųjų, nes buvo galimybė klausytis ir kaip vėjas gyvena medžiuose, ir kaip žuvis vandenį, ir kaip žmonės kalba įvairiom kalbom, pasimokyti estiškai, suomiškai, pakalbėti latviškai. Visur yra garsai ir tie garsai yra kaip ir žodžiai. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų šiais laikais plenero savoka kaip po tokią reikia plėsti ir tikrai jisai turi galimybę sutraukti ne tik tapytojus ar skulptorius, bet įvairiausių žanrų žmonės ir čia galėtų vykti iš tikrųjų ir muzikavimas, ir skaitymai, ir kalbėjimai. Aš manau, kad Dariaus projektas yra tikrai labai perspektyvus, įdomus ir grįžtame į gamtą. Pirmiausias daiktas, ko aš norėjau ir iš kur visą tai kilo, tai gal pasidalinti su to, kas yra čia, žinai. Elementariai, nes, tiesiog ta vieta yra, man visai pakankamai brangi, aš daug laiko praleidžiu čia ir suprantu, tie, kas aplanko ją, kažkaip visi nudžiunga. Ir norėjau vis tik tai, kad tie žmonės, kurie kažką daro, sugeba, gali, ta prasme, save atstovauti, prisidėti prie kitų darbų, ta prasme, irgi pamatytų ir pajustų tą ir galbūt praktiškai tai ir pajutau, kad taip, labai ir norėsiu praktiškai, kad ta vieta ir įkvėptų visus. Pati yra idėja. Prisiriš prie vietos, ta prasme, prie visiškai tam neparuoštos vietos. Susibūrė žmonės, kurie sugeba padaryti kažką, turi savo patirtį, savo kažkokias istorijas ir vis tik tai juos ta vieta savotiškai pakeičia. Iš kiekvieno, ta prasme, pareikalauja arba kiekvienas tiesiog jai atiduoda. Tai aš manau, kad tai ir vyko, ta prasme, nieko nenorėjau labai daugiau, neturėjau kažkokios materialios labai galingos idėjos, kad iš to gausis kažkoks labai didelis konceptualus arba labai intelektualus produktas, tiesiog galvojau, kad tie patys žmonės tiesiog susilietę su tą aplinką ir atspindės visą tai. Ir manau, tai ir vyko, nieko nesitikim per daug, mano pati mintis, nesitikėti ir nereikalauti nei iš savęs, nei iš kitų, tiesiog tegu jie gauna visą tai iš tos vietos, kurioje yra aš.